Tai va, vaišinau obuoliais iš savo sodo. Paleisti ar ne? Ne, nebūtina. Aš pats. Nes pažinti vienas kitą. Pažinti vienas kitą, bet blogai, kad daugiau problemų. Labai tiesmus. Nu, koks žavus. Labai žavus pašnekovas, ar ne? Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, aš sėdžiu po šakom, akacijos baltos. Turite tiek laiko, kad aš papasakočiau, kuo išskirtinis mūsų fakultetas. Labai daug punktų galima būtų vardinti. Pirmiausia, patį pastatą turbūt reikėtų įvertinti ir juo džiaugtis dėl to, kad tai yra bene vienintelis Klaipėdoje pastatas, kuris pastatytas su tikslu akademiniams reikmėms. Tai yra kaip karališkai mokytojų seminarija ir niekada per visą savo istoriją, 100 metų jau su viršum gerokai, tos paskirties nebuvo pakeitęs, netgi karo metais. Čia nebuvo jokios nei komendantūros, nei ligoninės. Įsikūrė, tai kaip neveikė kurį laiką, nefunkcionavo, o šiaip visada čia buvo akademinis paskirties pastatas ir visada, kaip aš sakau, skleidė akademinę dvasią, akademinę šilumą, akademinę mintį ir kitus gerus dalykus, kuriuos ir šiandien išlaikėme. Antras dalykas, kad tas pastatas yra jau sutvarkytas, kiek įmanoma dabar bemaž jau baigėme visus didžiuosius remontus, liko tik vitražinė menė, mūsų tokia, sakyčiau, prestižinė menė, tai aš viliuosi, kai jūs, kai būsite jau 4. kurse, tai dar turėsite galimybę šitoje menėje paklausyti vargonų, nes joje yra stovėję tarpukariai ir vargonai. Tai visa tai yra daroma, rūpinamasi. Kaip aš sakau, kad į universitetą žmonės turėtų ateiti kaip į šventovę iš tikrųjų, kad ne tik tai kojas nusivalytų prie durų, bet ir, kaip sakant, ir kepurę nusiimtų įeinant. Vadybos katedros dėstytojų darbai prasideda jau vasarą. Taip, žinoma, darbų antplūdis visą vasarą. Po truputėlį dėliojam krūvius ir iš tikrųjų laukiam studentų, kokie skaičiai bus. Pasiruošimas yra ilgas. Taip pat mūsų studijų programa vadyba turim ir užsieniečių, tiek bakalaurų, tiek magistrų. Vadybos katedra žada naujovių ir intriguoja. Ruošiamės, bet ne vadybos programą, iš vis naują programą kurti. Pažiūrėsime, kaip mums pavyks, turime tam tikrų idėjų, nes norim tokią tarpdisciplininę daryti programą. Vedėja tikisi, jog studentai į vadybą įstoja ne vien studentauti. Tikimės, kaip visada, kūrybiškumo, žingeidumo, smalsumo, ir pareigingumo tuo pačiu, nes studijos tai ne vien tik pramogos. Vadybos katedroje randasi ir itin kūrybingų studentų. Viena mūsų studentė, nors vadybininkė, tačiau labai kūrybiška asmenybė, nutapė mūsų dekano portretą. Tai, žodžiu, čia toks džiugus dalykas. Klaipėdos universitetas šiemet itin ryškiai suspindėjo. Sulaukė net 50% daugiau studentų nei pernai. Aš tai manau, kad po truputėlį vėl gražinam tą pripažinimą, sakykime taip, Klaipėdos universiteto, kuris buvo pastaruosius metus kritęs, tai manau dabar ir rinkodaros skyrius ir aišku vėlgi atsiliepimai pačių studentų apie studijų kokybę gerėja, tai manau dėl to. Tiesiog toksai jau pripažinimas, kad mes esam ir tvirtai esam. Manau, kad ir tas mūsų alijansas vėlgi prisideda prie tos tokios klaidos, EU Connexus. Kitas dalykas, kuo išskirtinis fakultetas, aišku, tai, kad jisai turi savo parką, 3 hektarų netgi parkas miesto centre. Čia nedažnas universitetas ar fakultetas gali pasigirti tokią išskirtinę teritoriją. Ir tas parkas mūsų irgi yra blogai sutvarkytas, sakyčiau. Jis neturi kokių nors ten bruožų, kokio klasikinio parko, ar ten anglų, ar dar kokio nors, bet jis yra toks pusiau natūralus, tokios lyg ir be tvarkos atrodo susodinti tie medžiai, bet čia tame yra grožis, kad šiek tiek jisai primintų tokį natūralią visiškai erdvę, ne tuos tradicinius takelius ar alėjas kokias nors, bet štai toks išmėtytas, ir jame yra ir vardinių medžių įvairių, aš manau, kad ir dar atsiras ateityje. Tai štai tokia
rekreacinė erdvė, sakyčiau, ir studentams, ir miestelėnams. Mes nedraudžiame čia ganytis po tas pievas ir jie ateina ir visi džiaugiasi. Klaipėdos universitete duris atvėrė nauja, dar dažais kvepianti katedra. Išskirtinė katedra tuo, kad pirmą kartą sujungia du labai artimus mokslus, tai yra geografija ir turizmas. Nes tiek geografija be turizmo sunkiai įsivaizduojama, tiek turizmas be geografijos. Ir šitas bendras darinys, aš labai tikiuosi, kad ateityje neš labai gražių tiek mokslo, tiek praktikos rezultatų. Nors geografija ir turizmas regisi kviečia studentus keliauti, bet dėstytojai iš studentų štai ko tikisi. Iš studentų aš su pirma, kuo labai tikiuosi, tai yra žingeidumu. Nes jokia paslaptis, kad darbas universitete daugeliu dėstytojų nėra pagrindinis pajamų šaltinis. Tai lygiai ir taip pat mane pasikviečia čia darbuotis ir aš sugrįžau po kurio laiko vien dėl to, kad aš labai tikiuosi, kad studentas paskaitose galėsiu diskutuoti ir eiti toliau rasti bendrai atsakymą. O dabar pagiriamasis žodis studentų draugystei. Mano organizuota ekspedicija Baidarė upėje ir turėjom praktikantų tiek iš turizmo katedros tuometinės, tiek iš žurnalistikos katedros, kada žurnalistikos katedros studentės, jos ne tik dalyvavo ekspedicijoje, plaukė Baidare, bet jos filmavo, montavo vaizdo siužetus, kurie vėliau buvo talpinami ir nacionalinėje spaudoje, ir vėliau kai kurios iš tų praktikančių padarė labai sėkmingą karjerą, po šiai dienai dirba nacionalinėse televizijose. Trečias dalykas, kuo išskirtinis fakultetas, tai kad čia, taip jau istoriškai susiklosti, iš esmės yra sujungti bent 3 fakultetai, kažkada buvo savarankiški, tai yra pedagogikos fakultetas, tai yra humanitarinių mokslų fakultetas ir socialinių mokslų fakultetas, ir dabar jis dėl to turi tokį pavadinimą socialinių ir humanitarinių mokslų. Čia yra ir pliusų, yra ir minusų, žinoma, nes laukas problemų jisai labai platus pasidaro tada tokio fakulteto, nuo literatūros iki ekonomikos, bet kita vertus, pasaulis eina į tą tokią sinergiją ir kartais komandoje turi dirbti skirtingų sričių žmonės ir tai kartais pasiteisina. Psichologijos studijas pasirenka vis daugiau studentų. Pagal stojimo rezultatus, daug stojančių, daug norinčių. Ir dar džiugu, kad apleidžiančių studijas yra mažai. Nors studijuojančių psichologiją yra daug, dėstytojas linki, jog bent dalis studentų liktų ir įsitvirtintų uostamiestyje. Nes Klaipėdą reikia tvirtinti. Ir mes visuomet laukiam, kad mūsų kuo daugiau absolventų įsitvirtintų šitą miestą, kurie atvyko arba jau yra gyventojai nuo pat gimimo. Psichologijos daktaras norėtų, jog studentai mažiau save tausotų ir būtų smalsūs. Aš nežinau, yra kažkokių daug įvairių aplinkybių, kodėl žmonės tokie dabar pasidarė, kaip čia pasakyti, nebepasiaukojantis net savo pasirinktai profesijai. Tai matos. Mūsų šūkis šitas universiteto iš tikrųjų čia esi matomas, lyg yra orientuotas į vieną pusę, kad tu esi matomas universitete, tave mato dėstytojas, tave mato administracija, tave mato kolegos, bet man norėtųsi, kad studentas būtų matomas ir plačiau, tai prasme, kad jį matytų miestas, kad jį matytų vakarų Lietuva, o gal ir visa Lietuva matytų mūsų studentą, aktyviai veikiantį, dirbantį ir pramogaujantį lygiai taip pat ir taip toliau. Pedagogikos katedros dėstytojas sako, vertinantis studentus, kurie drįsta diskutuoti. Visada yra įdomus ir labai tokie akį patraukiantys studentai, kurie yra aktyvūs, kurie nebijo per paskaitą paklausti, kurie iš tikrųjų gali ir pasiginčyti su dėstytoju. Tai man visada yra smagu, kai aš galiu pabendrauti su studentais, o ne vien tik tai dėstyti. Momentų įdomių, tai yra viena studentė, kai paprašiau nupiešti žmogų, tiesiog kokį jie tenai nori tą žmogų, tai būtent nupiešė mane ir po to buvo įdomu pasižiūrėti. Katedra džiugina ne tik studentus, bet ir dėstytojus. Šis fakultetas tai
Man patinka, kad jis yra suremontuotas, kad yra labai jaukios auditorijos ir tiesiog jaukus kolektyvas yra, visą laiką labai norisi čia pabūti. Ekonomikos studijas renkasi skaičius gliaudyti gebantys žmonės. Ekonomika ateina, sakyčiau, gana rimtai nusiteikę studentai. Labai dažnai tenka juos taip visai provokuoti, kad jie dar pasiduotų papildomom veiklom. Jūs įsivaizduojate, tai jau čia dabar ekonomika, pinigai, kalsim pinigus, mokysimės ir dirbsim ir jau čia labai reikia įvaizdį. Tai vat kartais tas jų noras palaikyti rimtą įvaizdį sutrikdo tą studentiškumą. Reikia dar priskatinti, priraginti tapti tais studentais studentaujančiais kartais ir į renginius ateinančiais. O jie pabaigę, tai jau galės būti belenkuo. Iš principo ekonomistas su ekonominiu požiūriu gali dirbti, pradedant mokesčių inspekciją, sodrą, valstybinėse institucijose, savivaldybėje, pavyzdžiui, jau galima ir iki Seimo nusibrauti, tu tik tais nori. Klaipėdos universiteto ekonomikos studentai žiniomis mėgsta dalytis tarpusavį. Studentai patys pradeda dalintis įspūdžiais, pradeda paskaitą mano stiliuje, pasidalinam, kas naujo ekonominiam gyvenime, pavyzdžiui. Iš tokių smagių istorijų, vėlgi, kai ateina, atneša žinias iš praktikos, kai pasidalina su kolegomis, va žiūrėkit, mes tą mokėmės, o aš dabar užmačiau ir pas mus įmonėje yra tokių pat dalykų, pasirodo teisybę sakė dėstytoja ir panašiai. Dėstytojai sako, studentų klausimų nesibaidantys. Kai jie pradeda klausyti, tai yra turbūt didžiausia dovana dėstytojui. Jeigu jam įdomu ir pats kursas ir dar kažkas šalia. Nes tada tu gali paieškoti, tu tada ir pats pasidomi dar papildomai, o jeigu gali dar rasti diskusiją, tai jau su naujom žiniom ir jie dar į tai replaina, atsako, tai yra iš viso super. Kuo ypatinga filosofijos ir menotyros katedra, kurią šiuo metu užkariavę jaunieji žurnalistai? Mūsų filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedra yra ypatinga tuo, kad joje nėra žodžio žurnalistika, o yra iš tikrųjų pirmos pakopos bakalauro studijos žurnalistikos programos, ar ne? Ir dažnai būna taip, kad žurnalistai būsimieji rašo kursinius darbus ir savo darbų viršuje užrašo ne filosofijos, menotyros ir komunikacijos katedrą, bet užrašo žurnalistikos katedrą. Aš klausiu, o kur čia ta katedra tokia yra? Sako, mūsų katedra. Dar tiesa nepaminėjau apie mūsų katedrą, kad mūsų katedra ypatinga tuo, kad turi labai šiuolaikišką, labai šaunią medijų laboratoriją. Mokslo metami pusėjus įdomu sužinoti, ko dėstytoja tikisi iš savo studentų. Tikiuosi, kad jie lankys paskaitas ir žodžiu bus tokie smalsus, daug klausimų uždavinės, kad dėstytojui nereikėtų per paskaitas, kaip sakyti, būti monologė, vykdyti monologą, būtų dialogas iš tikrųjų. Tai. Kuo šios katedros studentai nustebina dėstytojus? Studentai stebina pirmiausia savo kūrybiškumu. Labai pas mus yra talentingų studentų, būsimų žurnalistų, kurie pateikia labai įdomius kūrybinius darbus, kuriuos skaitai ir žaviuosi to jaunimo kūrybiškumu, tokiu požiūriu plačiu į pasaulį. Aš nestatau namų, aš nevedu tautos, užsėdžiu po šakom, akacijos baltos ir vėjas dar miškas jos šakas atlysta. Ir paukštis čiulbantis čia suka savo lizdą. Ir skamba medyje melodija tyliai. O aš klausausi jos ir užrašau smėly. Ir skamba